Manoma, kad ilgiausiai pasaulyje gyveno prancūzė Jeanne Calment. Ji mirė sulaukusi 122 metų. Iki pat mirties buvo šviesaus proto, o rūkyti metė tik 90. Be abejo, mokslininkams knieti sužinoti, kur slypi tokio kokybiško ilgamžiškumo paslaptis. Nes dauguma mūsų norėtų gyventi ne tik ilgai, bet ir laimingai, kaip pasakose parašyta. Mokslininkai mano, kad pirmasis žingsnis šia kryptimi – ilgamžių ir kitų asmenų genomų lyginamoji analizė. Galbūt ji leis atrasti lemtingus genus. Labai svarbu ne tik ilginti tą gyvenimo trukmę, bet ilginti kokybiško gyvenimo trukmę. Nes kuo kokybiško gyvenimo trukmė bus ilgesnė, tuo tas žmogus atneš daugiau visuomeniai naudos ir bus mažesnė suprantama ir našta visuomeniai. Lietuvoje po 15 metų trečdalį gyventojų sudarys pagyvenę žmonės. Todėl jau dabar reikia galvoti, kaip užtikrinsime tokių žmonių gyvenimo kokybę. Ypač daug nerimo kelia pasaulyje sparčiai augantis neurodegeneracinių ligų skaičius. Šitų ligų daugėja daugiausiai todėl, kad ilgėja žmonių gyvenimo trukmė. Anksčiau žmonės paprasčiausiai nesulaukdavo to amžiaus, kai tos ligos jau pasireikšdavo kliniškai. Lietuvoje pradedama vykdyti nacionalinė mokslo programa Sveikas senėjimas, kurioje dalyvauja 14 tyrėjų grupių iš įvairių mokslo institucijų. Ji finansuojama Lietuvos mokslo tarybos lėšomis. Programos vadovas Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys Juozas Kulys teigia, kad šitaip mokslininkai skatinami kompleksiškai analizuoti ir spręsti Lietuvos visuomenės sveiko senėjimo biomedicinos ir socialinės medicinos klausimus, pasitelkiant fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto inovatyvios medicinos centre naujus genų analizės metodus taiko ir daktaro Ramūno Janavičiaus grupė, ieškanti genų, kurių defektai sukelia krūties arba kiaušidžių vėžį. Naudojame ankstesnį įdirbį, kuris taipogi buvo gautas iš ankstesnės nacionalinės programos, tai yra lėtinių neinfekcinių ligų programa. Tų programų rėmuose mes pasiekėme aukštą įdirbį būtent šių technologijų, naujos kartos sekoskaitos technologijų, nes per pastarusius 3-4 metus jos įgalino visai kitokio lygio genominę analizę, kuomet įmanoma vienu metu tirti įvairių genų grupės. Apie 10% šių onkologinių ligų yra paveldimos. Norint kuo tiksliau ir kuo anksčiau nustatyti, kurios pacientės turi išankstinę didesnę riziką susirgti šiomis ligomis, naudojamos naujos kartos genominės technologijos. Todėl specialistai gali tiksliau diagnozuoti didelės rizikos grupės, pritaikyti tolesnę priežiūrą bei gydymą. Prieš 20 maždaug metų yra nustatyti BRCA1-2 genai, kurie padidina riziką šitom ligom. Na ir per tą laiką iš tikrųjų daug susikaupė patirties praktikos šių pacienčių diagnostikoje, priežiūroje. Ir viena iš priežiūros priemonių, rizikos mažinimo priemonių moterims, kurios, tarkim, sveikos yra, tačiau turi šeiminę anamnezę šių ligų ir nustatoma joms tų genų mutacijos, gali pasirinkti chirurginės mažinimo priemonės. Savo juodą darbą atlieka ne tik šie du mutavę genai, svarbus ir kitų genų variacijų bei aplinkos poveikis. Kiek tokių genų yra ir kaip jų defektai sustiprina vienas kitą, nulemdami didesnę riziką susirgti vėžiu, dar neaišku. Lietuvos mokslininkai, naudodami itin sparčią sekoskaitos technologiją, tirs tuos ligų atvejus, kai mutacijų žinomose genuose nebuvo aptikta. Naujos kartos sekoskaitos technologija įgalina kompleksinę analizę kelių šimtų genų vienu metu. Tai būtent mes dalį tirsime apie 100 įvairių genų, kurie gali būti asocijuoti susiję su padidinta rizika onkologiniam ligom. Taipogi dalį tų vadinamų neigiamų pacienčių mes atliksime egzomo analizę. Iki šiol tyrėjai analizavo 25 genus susijusius su padidėjusia krūties ir kiaušidžių vėžio rizika. Naujame projekte jie aprieps beveik 100 genų. Vadinasi, bus galima geriau ir anksčiau numatyti padidėjusią riziką ir ją sumažinti. Matome praktiškai, kad dažnai pasitaiko vadinamas persidengimas įvairių klinikinių fenotipų, tai yra įtarinėdami vieną, tarkim, sindromą. Ir net po detalaus ištyrimo mes aptinkame
mutacijų kituose genuose. Pavyzdžiui, tirdami pacientus dėl paveldimo krūtų kiaušidžių vėžio sindromo, mes nustatome mutacijas paveldimo storosios žarnos vėžio sindromo genuose. Nors daugiausia kalbama apie BRCA1 ir BRCA2 genus, šiuo metu žinome bent 6 krūties vėžio didelės rizikos ir daugiau kaip 20 vidutinės rizikos genų. Neretai paveldimo krūties ar kiaušidžių vėžį sukelia kelių genų defektai. DNR analizės metodai ypatingai ištobulėjo per pastaruosius 5 metus, kuomet atsirado naujos technologijos pagrįstos masyviai paralelę kompleksinę DNR sekų analizę, tai vadinama naujos kartos sekoskaita. Šiuo atveju yra įmanoma vienu metu įvertinti kelis šimtus genų grupių. Vykdydamas projektą Precizinė naujos kartos genomo sekoskaitos technologija krūties ir kiaušidžių vėžio predispoziciją turinčių pacienčių sveikam senėjimui, Inovatyvios medicinos centras bendradarbiauja su Vilniaus universiteto Santariškių klinikų hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centru, taip pat su Anglijos, Vokietijos, Australijos mokslininkais. Apibendrinus genų mutacijų duomenis atrandamus įvairiose pasaulio laboratorijose, galima detaliau įvertinti riziką ir pasiūlyti, kaip ją sumažinti. Pradedama bus nuo kiaušidžių vėžio grupės detalesnio ištyrimo. Kitais metais ir dar kitų metų pradžioje detaliau vertinsime krūtų vėžio grupę. Ir pabaigoje mes numatę atlikti egzomo tyrimus tiems atvejams, kurie neturės mutacijų prieš tai tirtuose genuose. Ne tik genai lemia mūsų sveikatos būklę, labai svarbi aplinkos ir gyvenimo būdų įtaka, taip pat amžius. Tuo remiantis sudaromos profilaktinės programos, kuriami ir taikomi ankstyvos diagnostikos metodai. Lietuvoje kas 2 metai atliekama mamografija visoms moterims sulaukusioms 50 metų. Tačiau moteris, kuriams patvirtinamas genetinis polinkis, specifines patikras turi pradėti nuo 25-30 metų. Mes esame nustatę Lietuvoje tam tikrą dažniausių mutacijų profilį BRCA1 ir 2 geno, taigi mes turime bent 9 dažnų mutacijų profilį, kuris dažnas mūsų regione ir mes sugebėjome įvertinti, vėlgi, sakyčiau, archaišką kilmę tų mutacijų iki 5 amžiaus. Tai žymiai palengvina onkogenetinius tyrimus. Tikimasi, kad darbų rezultatai leis Lietuvoje įdiegti naujausius personalizuotos genominės medicinos metodus. Persikelkime į ką tik atidarytą Jungtinį inovatyvios medicinos centrą. Tai sudėtinė Santaros slėnio dalis. Kamieninių ląstelių biologijos laboratorijoje dr. Augusto Pivoriūno grupė vykdo nacionalinės mokslo programos Sveikas senėjimas finansuojamą projektą Žmogaus kamieninių ląstelių egzosomo panaudojimas, kuriant naujus lėtinių neurodegeneracinių ligų terapijos metodus. Dirbame su žmogaus dantų pulpos kamieninėmis ląstelėmis ir mes bandome panaudoti šias ląsteles, o tiksliau jų produkuojamas medžiagas, molekulės įvairių ligų gydymui. Tai mes tikime, kad šis metodas turi labai daug privalumų, todėl kad skirtingai negu kad naudojant tiesiogiai ląsteles, naudoti ląstelių produkuojamus faktorius yra ir saugiau, ir tai labiau kontroliuojamas procesas. Ląstelės išskiria ne tik tirpias molekulės, baltymus, hormonus ar augimo faktorius, bet ir nanodaleles vadinamas egzosomomis. Tai 30-100 nanometrų dydžio puslelės, kurių viduje yra įvairių baltymų, mikro-RNR, lipidų molekulių. Neseniai paaiškėjo, kad šios nanodalelės gali būti naudojamos kaip vaistai. Mūsų pirminiai tyrimai vykdyti pastaraisiais metais parodė, kad žmogaus dantų pulpos kamieninių ląstelių produkuojamas egzosomos gali susilpninti žmogaus dopaminerginių neuronų žūtį. Žūtį, kuris buvo indukuota panaudojant specifinius neurotoksinus. Paprastai kalbant, egzosomos yra kapsulės pripildytos įvairių biologiškai aktyvių medžiagų. Negana to, jas gamina įvairiausius mūsų organizmo ląstelės. Žinoma, kad netgi vėžinės ląstelės produkuoja egzosomas ir pagal tai, kur
organizme nukeliauja egzosomas, toliau metastazuos vėžys. Tai yra labai sensacingi tyrimai. Šiam mėnesį tik pasirodė žurnale Nature. Taip pat yra žinoma, kad kamieninių ląstelių egzosomas iš tikrųjų terapinių poveikių pasižymi. Ir tą parodė ir mūsų tyrimai. Lietuvos tyrėjai nusprendė išsiaiškinti, kaip žmogaus dantų pulpos kamieninių ląstelių gaminamos egzosomos veikia lėtines neurodegeneracinės ligas lydinti uždegimą. Kiekvieną tokią ligą centrinėje nervų sistemoje lydi uždegimo procesas. Visada, kai yra pažeidimas audinio, jį lydi uždegimas. Tai, pavyzdžiui, Parkinsono ligos metu yra žinoma lokaliai, kur vyksta tas pažeidimas. Iškiai vyksta ekstrapiramidinėje sistemoje, substancija nigra srityje ir tą sritį supa uždegimas. Tai jeigu būtų galima tą uždegimą paveikti, reiškia, panaudojant įvairias terapinės strategijas, slopinti, tai tikima, kad tai galėtų būti labai efektyvu. Pirmieji rezultatai rodo, kad egzosomos sugeba prasiskverbti į uždegimo židinį smegenyse, įveikti struktūras, kurios it griežti pasieniečiai nepraleidžia daugelio biologiškai aktyvių medžiagų. Tai yra vaistų į centrinę nervų sistemą. Tai viena iš pagrindinių šiuolaikinės neurofarmakologijos problemų. Eksperimentų rezultatai rodo, kad suleidus egzosomų, jos taip pat patenka ir į centrinę nervų sistemą. Ir ne tik suleidus į kraujo apytaką, bet netgi, pavyzdžiui, įpurškus intranazaliai per nosies gleivinę, jos vėlgi patenka į centrinę nervų sistemą. Pirmą kartą pastebėta, kad egzosomos egzistuoja tik 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžioje. Iš pradžių buvo manyta, jog tai biologinis artefaktas. Dabar yra pripažinta visuotinai, kad tai yra vienas iš daugelio universalių tarp ląstelinio komunikavimo mechanizmų. Tai yra ląstelės komunikuoja tarpusavį ne tik signalinių molekulių tirpių pagalba, bet ir tų mažyčių, vadinkim taip, nanokapsulių, nanovezikulių pagalba, kurios gali nukeliauti labai didelius atstumus organizme. Lietuvos mokslininkai tikisi panaudoti egzosomas kaip naują priemonę lėtinėms neurodegeneracinėms ligoms gydyti. Pirmoje fazėje bus modeliuojama, kaip kamieninių ląstelių išskiriamos egzosomos veikia mikroglijos ląsteles mėgintuvėlyje. Taip norima suprasti, ar uždegiminis procesas lydintis neurodegeneracinės ligas slopinamas ir kaip. Antrame etape mes ketiname naudoti laboratorinių gyvūnų modelius ir tą mes darysime kartu su mūsų partneriais projekto iš Latvijos universiteto valstybinio iš Rygos, neurofarmakologais, kurie iš tikrųjų turi labai didelę patirtį dirbdant su laboratoriniais gyvūnais, modeliuojant Parkinsono ligą ir Alzheimerio ligą. Ir mes naudosime egzosomas, jas introdukuosime, tai yra įvesime į eksperimentinės žiurkės intranazaliniu būdu. Parodyta, kad į centrinę nervų sistemą patekusios egzosomos kaupiasi mikroglijos ląstelėse, kurios skatina neurodegeneracinės ligas lydinti uždegimą. Tikimasi, kad gauti rezultatai suteiks naujų žinių apie gydomąjį egzosomų poveikį ir leis sukurti naujus lėtinių neurodegeneracinių ligų gydymo metodus. Pažvelgus į kokias mokslo kryptis pasaulyje daugiausiai investuojama, matyti, kad dominuoja biomedicininės temos. Gyvų ląstelių perprogramavimas, nanochirurgija naudojant femtosekundinius lazerius, ląstelių inžinerija, farmakogenomika ir personalizuota medicina. Tai, kad Lietuvos mokslininkai neatsilieka nuo šių tendencijų, liudija naujausias pavyzdys. Kompanija Thermo Fisher Scientific gruodžio 7 dieną pakvietė į naujų aukščiausios klasės sterilios gamybos laboratorijų atidarymą Vilniuje. Lietuvoje gaminami produktai bus naudojami tobulinant naujas onkologinių ligų gydymo technologijas, kurios remiasi paciento organizmo ląstelių perprogramavimu. Šie produktai bus naudojami kuriant naujus autoimuninių ligų bei živ gydymo būdus.